Taip, tai sveiki visi, jūsų čia tiek daug. Tai šiandien taip pasidalinsiu šiek tiek iš praktinės pusės, tikiuosi bent kažkas bus naujo ir jeigu bent porai žmonių suteiksiu tos naujos informacijos, tai bus pasiektas mano šiandienos tikslas, o tikiu, kad iš tiek, kiek rankų pakėlėt, kad naudojat ir žinot jau tikrai labai daug. Tai šiek tiek apie save, kas dar nežino manęs, nes nedažnai rodausi taip viešai. Tai dirbu mokytoja Fabijoniškių gimnazijai, šiuo metu esu mamystės atostogose, auginu mažą kūdikį. Tai šiek tiek esu pasitraukusi iš to mokytojavimo, bet stengiuosi nepamesti dar šito kelio, net ir būnant toj motinystėje, kad ir kaip kartais sunku būtų. Vedu įvairius seminarus STEAM ir KT temom. Mano ta technologinė pusė yra stiprioji ir džiaugiuosi, kad aš ją turiu, nes jinai labai palengvina mokytojai darbą. Kuriu tinklalaidę Mokytojo balsas, stengiuosi, kad mūsų tas balsas būtų kuo toliau girdimas ir kad mes sulauktume dar daugiau pripažinimo, palaikymo ir pagarbos, bei kurių leidinį dar tik pradžiamokslis pamokų dirbtuvės. Tai pradedu nuo tokio klausimo, kiek iš jūsų bent kartą esate šią savaitę šiandien panaudoję dirbtinį intelektą, tai kaip pavyzdys, ką gaminti, kai šaldytuve tik sūris, cukinija, kumpis, kaip pasigaminti, kokį receptą turėti, kaip išlikti ramiam, kai visi 24 vaikai kelia rankas, kaip pasakyti jiem visiems, kaip gražiai parašyti tėvam, kad rytoj reikia kostiumo Halloweenui, bet ne sportinės aprangos arba atvirkščiai. Kaip atsakyti tėvam į laišką, neparodant, koks esi piktas, neparodytų tikrųjų emocijų, bei ar negausi širdies smūgio po 5 kavos puodelio, kas mums dažnai būna. Ne širdies smūgis, kava. Taip, tai kaip ir kodėl dirbtinis intelektas tapo mano darbo įrankiu, tai nuo ko viskas prasidėjo, atsimenu, turėjau 4-okus tada ir dirbtinis intelektas jau daug metų pas mus yra, bet tą dieną kažkaip staigiai socialinius tinklus ir visur išėjo naujienos, kad yra toks įrankis, reikia jo naudotis ir panašiai, ir atsimenu, buvo pamoka tada. Sakau, vaikai, reikia pabandyti. Ir jie, kas čia tas, sakau, aš pati nežinau, bet reikia pabandyti. Sakau, klauskit klausimą kokį nors, pabandom paklausti dirbtinio intelekto. Nepamenu tiksliai klausimą, bet atsimenu emociją vaikų, kad paklausim ir jie tiesiog įsižiojo. Sako, mokytoja, tai čia jis taip viską gali atsakyti. Sako, dar pabandykim. Pabandėm dar porą klausimų. Sakau, visgi gali. Tai jiem buvo toks šokas, jie atsimenu, gal dar mėnesį apie tai šnekėjo. Klausė, ar aš naudoju kiekvieną dieną. Sakau, vaikai, aš dar pati jo nepažįstu, tai kaip ir nenaudoju. Bet jiem buvo labai didelis įspūdis. Tai mes pradinukai, galiu tik tais už pradinės klasės kalbėti, su vyresniais mokiniais yra šiek tiek kitaip. Tai esam kūrėjai nuo ryto iki vakaro, kortelė, žaidimai, tekstai, refleksijos, kartais atrodo, jog dienoje tiesiog per mažai valandų. Ir dirbtinis intelektas atėjo labai tyliai, ramiai, bet lyg sakydamas, jog leisk, aš parašysiu tau juodraštį, o tu pasirūpink vaikais. Tai kodėl tą žodį juodraštį aš paryškinau? Per tiek laiko, kiek naudoju, labai retas atvejis, kada būna, jog paprašius sukurti pamokos planą, pamokos veiklą, refleksiją, kortelę, kad iš karto man tas tiktų ir aš galėčiau taikyti. Labai retai, kada tai būna, nežinau, ar čia dirbtinio intelekto bėda, ar mano bėda, kad man neįtinka, bet tas juodraštis labai padeda, užveda mane ant kelio. Tai žinau, ką toliau, kaip toliau ir galiu improvizuoti, jau turėdama kažkokį pagrindą. Tai iš pradžių buvo smalsumas ir šiek tiek abejonės, ar tikrai galiu juo pasitikėti, nes, kaip žinot, ir kaip Pranas šnekėjo, jog klaidų yra tikrai daug ir daug kur jis nuklysta. Aišku, dabar jau šiek tiek jisai patobulėjęs, bet visko pasitaiko. Bet labai greit supratau, kad dirbtinis intelektas nėra skirtas pakeisti mane. Ir skaičiau paskaitą 12-okam prieš porą savaičių. Ir paskaitoj 12-okai sėdėdami turėjau man klausimą, kurį aš turėjau atsakyti. Tas klausimas buvo, ar po 10 metų, po 20 metų dirbtinis intelektas pakeis mokytoją. Ir kai aš pasakiau ne, jiem labai reikėjo argumentų, nes 12-okai sako, nes žodžiu, jie nori studijuoti pedagogiką, bet nežino rinktis, kadangi ta profesija gali ir neišlikti. Tai mes kalbėjom gal porą valandų
Nežinau, ar tikrai įtikinau, stengiausi, bet tikiuosi, kad suprato, jog mokytojo niekaip nepakeis dirbtinis intelektas. Tuomet dirbtinis intelektas gali padėti tada, kai tu jį valdai, bet ne jis tave. Tai šitą reikia tikrai žinoti, jog nei jis pakeis tavęs, nei tu jį pakeisi, svarbu būti viens kitam kaip pagalbininkais. Dabar nuo ko pradėjau? Tai pirmas, aišku, pati pradžia buvo nuo pagrindinio dirbtinio intelekto puslapio, kurį, manau, ir mes čia visi naudojame. Tas puslapis buvo pati pradžia, kaip sakau, nuo 4. prasidėjo ir iki šiol aš jį naudoju. Įvairiems klausimams, tekstams, refleksijoms, kaip sakau, pamokų planams. Antras buvo Dalė. Dalė tai yra nuotraukų vaizdų kūrimo įrankis. Tai yra, kai paprašau, sukurk man refleksijos korteles, pagal kurias galėtų mokiniai reflektuoti apie veiklą. Aprašau veiklą ir dirbtinis intelektas sukuria pačios korteles. Kartais jas reikia koreguoti, tai vyksta tas pokalbis su juo, kol jau išgaunu tą geriausią variantą. Tai Dalė tikrai man pravertė, dabar, kol esu motinystės atostogose, mažiau ją naudoju labiau pagrindinę, bet tikrai praverčiantis dalykas. Ir trečiasis tai buvo Canvos puslapyje, dirbtinis intelektas atsiradęs nesenai, kadangi Canva yra mokytojams nemokama, dėl ko labai džiaugiuosi, iš pradžių neturėjo to dirbtinio intelekto įdiegto, šiuo metu jis sparčiai tobulėjantis. Ir kaip matot, Canva atsidarius yra 3 langeliai ir tas trečiasis Canva AI, kai galite rašyti bet kokią temą, savo prašymą ir jis gali sukurti viską. Tai yra pradedant nuo skaidrių, visiškai pilnai skaidrių, su paveikslėliais, su nuotraukom, su pavyzdžiais, baigiant plakatais, kuriuos galima pačiam redaguoti. Tai iš pradžių, kai tik atsirado Canva šitas įrankis, buvo problema tai, kad jis tau sugeneruodavo vaizdą, bet tu negalėdavai keisti. Tarkim, matai klaidą, matai netoks sakinys, netikslingai parašytas, noris kažką pasakyti ir negalėdavai pakeisti. Dabar paspaudus ant dizaino, kurį išmeta, puikiai galima redaguoti jau turimą pavyzdį. Tai dabar kokie buvo sunkumai? Ar galima pasitikėti tuo, ką rašo dirbtinis intelektas, kaip ir minėjau prieš tai? Ar tai tikrai yra mano darbas, mano kūrinys, jeigu tai pasiūlo dirbtinis intelektas? Ir su tuo labai sunkiai kovoju ir iki šiol sunkiai kovoju. Atrodo, kaip ir pakeiti tą mintį, pagerini mintį, išskleidi, nežinau, mintį, šiek tiek patobulini, bet vis tiek širdį tas kirba, kad tai ne mano buvo pradžia ir ne mano idėja. Kerta šiek tiek per pasitikėjimą galbūt, bet su tuo dirbu pati ir suprantu, kad tai vis tiek išlieka mano darbu, nes aš jį vis tiek pakeičiu. Tai nėra taip, kad aš plikai gaunu ir tą naudoju. Kartais būna, bet labai retai. Na, kai kokio recepto reikia, tai gal tada jau neprašau pakeisti. Tuomet vidinis, tai išdrįs pripažinti, kad galima dirbti paprasčiau. Man buvo labai gėda sakyti, jog aš naudoju dirbtinį intelektą. Prieš mokytojus, prieš kolegas, prieš draugus, prieš aplinkinius pasakyti, kad šitą pamoką, jos pagrindą man padėjo, jos idėja, galbūt įžiebė mane dirbtinis intelektas. Tai man buvo labai gėda tą pripažinti. Ir kartais dar dabar būna, bet kadangi aplinkoje yra daug naudojančių žmonių, jau šita mintis šiek tiek slysta į šoną, nebe taip gėda pripažinti, tuo labiau, kai galima pagrįsti, kad tai nėra tas įrankis, kuriuo aš aklai pasikliauju. Tuomet, ką aš kūriau su tuo dirbtiniu intelektu ir ką iki šiol kuriu, tai yra nuotraukas, kaip sakau, su Dalė, pamokų dalis, sudominimus, skaidres, plakatus, įvairius kitus maketus, kvietimus, interaktyvius žaidimus su kodavimo sistemos. Kodavimo sistemos, tai yra Canvos, štai šiame puslapyje, kai paspaudžiate Canva AI, yra iškrenta dar porą pasirinkimų, tai yra kodavimas. Vienas iš jų kodavimas. Kodavimo metu jūs galite aprašyti lygiai taip pat idėją ir jums sugeneruoja interaktyvų žaidimą, interaktyvę priemonę, panašiai kaip jeigu naudojate WordWall, Learning Apps programas, tai labai panaši funkcija, tiesiog jau visiškai jūsų žaidimas gaunasi interaktyvus, kurį galite iš karto naudoti ir rodyti mokiniams. Kaip, nežinau, galbūt atminties žaidimas, kai paspaudžiame korteles ir atsiverčia vienodos tas interaktyvus ratas sukamasis.
ir lygiai taip pat galima koreguoti. Tuomet, kaip pasikeitė pamokų planavimas, tai prieš dirbtinio intelekto naudojimą pamokų planavimas užtrukdavo. Idėjų paieška, užduočių kūrimas, tekstų pritaikymas, refleksijų klausimai, testai, tėvų laiškai. Čia man buvo sunki iš tikrųjų vieta ir iki šiol kartais būna. Atrodo, taip pikta, taip noriu atrašyti, kad va, tokia situacija įvyko ir viduje verda ir ta situacija dar tokia, bet tau reikia parašyti tėveliam. Ir tu išpili visas mintis ir nusinti, įkeli į dirbtinį intelektą ir tau taip gražiai sudėsto, taip taikliai, taip tiksliai. Tik svarbiausia ištrinti tą eilutę, kur pasako, štai pagerintas variantas. Kolegė pasaka, iš tikrųjų buvo toks atvejis, o Tamo nežinojom, ar įmanoma yra funkcija ištrinti laišką, tai pasirodo galima, sužinojom, nes jinai pateikė laišką, parašė ir buvo viršuje citata. Štai nuoširdus, pagerintas, šiltesnio jausmo ir su gražia pabaiga variantas. Ir jinai išsiuntė tą laišką ir sako, Laima, ką daryt? O Dievas sako, tu rimtai išsiunti, aš išsiunčiau. Sako, Tamo galima ištrinti, sako, aš tai nežinau, sako, tikriausiai ne. Tai pasirodo galima, jeigu žmogus dar neperžiūrėjo laiško, jį galima ištrinti. Tai ateičiai žinosit. Tai kai rašo, tai patikrinkit pradžią ir gal, ir tikrai nėra. Tai va, toksai smagesnė tokia istorija. Tuomet dabar tai užtenka kelių minučių. Įrašau temą, klasę, tikslą, o dirbtinis intelektas padeda. Dabar, ar iškart gausime tikslų bei naudingą variantą, tai tikrai ne, jeigu tik tais pradėsime naudot. Dirbtinį intelektą reikia prisipratinti. Čia kaip draugas, žinot, reikia, kad jis tave pažinotų. Jisai turi atminti, tad jeigu jūs į vieną tą patį dirbtinį intelektą dažnai rašysite, tai jis jau atsimins, kad jūs pradinių klasių mokytoja, kad jūs mokino ten pirmokus. Ir kai jį taip pripratinat, kai jam dažnai tą primenat, jisai jums vis tiksliau įkelia būtent jūsų prašomą dalyką. Tuomet, taip, per kelias sekundės gaunu tą juodraštį, kurį pritaikau, aišku, tas iš karto pritaikymas jis nesigauna, reikia jį koreguoti, bet tai tikrai milžiniška pagalba, kai mums, mokytojams, dar yra NNN darbų kiekio ir be pamokų planavimo. Tai dabar, ar mokiniai gali mokytis kartu su dirbtiniu intelektu? Mokiniai su Canva dirbtiniu intelektu kūrė paveikslėlius. Kai turėjau vyresnius mokinius, tuos pačius ketvirtokus, kai viskas atsirado, mes dalę naudojom ir paprastą, dabar galima ir su Canva, kadangi jie su Canva darydavo skaidrės mano ketvirtokai, tai šiuo metu, kai dirbtinis intelektas yra Canvai, lygiai taip pat siūlyčiau, kadangi turiu pirmokus, negalėjom pasiūlyti, bet ketvirtokam tikrai siūlyčiau kurti korteles, pagal sukurtos korteles sukurti pasakojimą, kažkokį eilėraštį, dar kažką, arba atvirkščiai. Sukuriam istoriją, kompiuterinis raštingumas taisyklingai, tvarkingai surašome, be klaidų, ir žiūrime, kokį mums paveikslėlių galbūt, nežinau, seka, išmes, ir pagal tai mes galime dar daugiau užduočių prikurti. Tuo labiau mokiniai gali užduoti klausimą dirbtiniam intelektui ir patikrinti, rasti tikslų patikrinimą, ar tai yra tiesa. Tai ši užduotis buvo labai įdomi mano mokiniams, ketvirtokams tada. Manau, kad jau ir trečiokams galima būtų duoti. Sakau, sugalvokit bet kokį klausimą, bet kokį. Nežinau, kodėl kėdė turi 4 kojas, kodėl, nežinau, lempa šviečia ir taip spigina į akis. Kodėl man taip yra stipriai šviečiama. Bet kokį, sakau, net ir kvailiausią klausimą sugalvokit ir parašykit. Pažiūrėkit, ką jums išvės. Ir arba iš tos tematikos, jeigu mokotės apie augalus, kokias augalo dalis turi gėlė, žibutė ir panašiai. Ir sakau, tą atsakymą jūs turite rasti internete. Enciklopedijai, knygoje, internete pagrysti, ar jis tikrai tiesą pasakė ar ne. Tai ši pamoka buvo labai įdomi ir manau, aš ją tikrai dažniau pritaikyčiau, kadangi čia visos 45 minutės, jeigu net ir nedaugiau būtų. Tuomet dirbtinis intelektas gali sukurti tekstą su keliomis klaidomis. Tai galima paprašyti jo, sukurk man tekstą su klaidom, maždaug aprašai klasę, kiekį, nežinau, temą galbūt. Ir dirbtinis intelektas specialiai padaro tų klaidų. Aišku, stilistikos klaidos jau mes nelabai pradinukai žinos, kaip jas pataisyti, bet gramatinės tikrai pavyktų jiems. Tai tuomet mokiniai mokosi naudotis Excel, PowerPoint arba Word programomis,
kadangi pas mus jau mokykloje 4 klasėje tas kompiuterinis raštingumas yra, tai labai yra patogu, kai jie nežino kažkokios funkcijos, nežino, kaip sukurti skaidrės arba kaip skaidrėje patraukti vaizdą į šoną, kaip skaidrę pakeisti. Įrašius klausimą į dirbtinį intelektą, jiems po žingsnelį tai nusako. Tai irgi labai geras įrankis, net ir namų darbams, jeigu užduodate jiems sukurti, nežinau, Canvas plakatą, skaidrės PowerPoint, jiems labai lengva susiorientuoti net ir be tėvų pagalbos. Aišku, turi skaitantis vaikas būti, jeigu ten išmes daug tekstų ir jam bus sunku skaityti, tai tikrai bus iššūkis. Taip, tuomet grįžtamasis ryšys su dirbtiniu intelektu. Tai padeda suformuluoti komentarus, įsivertinimo klausimus, apibendrinimus. Dabar semestro gale mums tikrai reikia rašyti ataskaitas, vieniem ilgesnės, kitiem trumpesnės. Ką aš atradau, tai kad pati kaip mokytoja labai daug rašau vertinimų. Ir pas mane tų vertinimų tikrai būna didelis kiekis. Per dieną 1-2 yra įrašomi. Tai per pusę metų, per semestrą jų yra labai daug. Ir kiekvieną susirašyti, surasti, koks ten lygis buvo, kiek ten tų kartų lygių pasikartojo, yra labai sunku. Tai kai tik atsirado tas dirbtinis intelektas, tais pačiais 4-okais, aš išbandžiau, aš nukopijavau visus įvertinimus iš tam tikro dalyko, matematikos, lietuvių kalbos, ir paprašiau, kad surašyk, kiek kokių lygių buvo, nes vis tiek komentaruose aš įvardinu, koks tai yra lygis, kiek kokių lygių yra ir kokį komentarą, kaip tu galėtum apžvelgti visus šitos įvertinimus. Tai irgi didžiulė pagalba, aišku, šiek tiek pasikoreguoji pagal save, bet tikrai padeda greitesnį sukurti tą grįžtamą ryšį. Tuomet padeda atrasti švelnų motyvuojantį toną, net kai kalbame apie klaidas. Dabar kodėl aš įkėliau mikrofono tą ženkliuką iš dirbtinio intelekto. Čia tik tais naujai atrastas mano dalykas, jis aišku visada buvo, bet kažkaip nesugalvojau, jog tai galiu daryti. Aš vertindama mokinio darbą įsijungiu dirbtinio intelekto mikrofoną telefonu ir aš pasakoju apie mokinio darbą. Mokinys rašė tokį diktantą, tokia klaida, tiek tokių klaidų, diktantas toks ir toks, galbūt net perskaitau diktantą, parašyk koks įvertinimas būtų ir koks yra komentaras. Įvertinimas dažniausiai būna nelabai tikslingas, aš jau pagal save pasirašau, bet komentarą jisai labai gerą iš tikrųjų paduoda ir jums nereikia rašyti pačio teksto, jūs galite balsui tiesiog pasakoti, rašyti ir tai irgi labai daug laiko sutaupa. Tuomet tą komentarą aš nusikopijuoju į tą dienyną ir taip sutaupau savo laiką. Tuomet grįžtamasis ryšys tapo asmeniškesnis, švelnesnis, greitesnis, dirbtinis intelektas padeda išvengti pasikartojimo, gerai dirbi, pasistenk dar, tu šaunuolis, kai mes vis tiek ypatingai, jeigu dar ranka rašom, tai yra pasaugokim savo rankas, rašykime geriau kompiuteriu ir kopijuokim. Ką dirbtinis intelektas pasako, šiek tiek pakeisdami, tai taupysim ir savo laiką ir neskaudės tų mūsų rankų po didelio kiekio vertinimo. Tuomet mokytojai lieka daugiau laiko kalbėti su vaiku, ne tik rašyti jam komentarą. O tikrai žinom, kad šis aspektas mokykloje, šis darbas mokykloje yra labai ilgas. Tuomet kita medalio pusė. Tai dirbtinis intelektas tau atsako greitai, bet ne visada teisingai. Tai reikia tikrinti informaciją, visada reikia. Ypatingai, jeigu tai yra tam tikra formuluotė, tam tikras klausimas mokymo tikslais ir mokymuose. Komentaro tai ten nelabai patikrinsi, labiau pas save pasikoreguosi. Tad mokytojui vis tiek tenka būti redaktoriumi. Bet vis tiek tas laikas yra susitaupęs. Tuomet dirbtinis intelektas gali sukurti testą, bet tik mokytojas testą, tekstą, refleksos korteles, užduotį nerealiausią, bet tik mokytojas gali pajusti, jog mokiniui šiandien reikia daug daugiau. Tai padrąsinimo, gero žodžio, palaikymo ir to dirbtinis intelektas nepasieks. Aš visada sakau, įsivaizduokit, kad dirbtinis intelektas yra žmogus, mokytojas. Tai kokia jo yra asmenybė? Tai ta asmenybė ta, kuri visada sutinka su tavim. Rašai, žiūrėk, man reikia tokio plano, lauke, turi panaudoti ąžuolo medį, toks uždavinys, toks tikslas. Tau sudėlioja pamokos planą ir rašai, ne, tas planas nelabai man tika, man reikia, kad ąžuolo, nežinau, šakos būtų išryškintos tame tekste ir labai būtų aišku, kad aš apie tą ąžuolą kalbu. Tu teisus, tikrai, nepaminėjau to.
gerai, vėl išmetais ten ką nors, ne, sakau, refleksija netinka, jinai pritaikyta 7-okam, o man reikia 2-okam. Teisingai sakai, taip, reikia 2-okam, teisingai. Ir tu, kiek tu su juo šnekys, tau visada sutiks. Tai net ir kai su 12-okai šnekėjau, su kuriuo būtų įdomu, sakau, su tokiu žmogum bendrauti. Jie sako, nu kaip ir gerai, kaip ir gerai. Bet sakau, žinokit, jeigu aš dabar su jumis su viskuo sutiksiu, su kuriuo jūs kažką naujo išmoksit, ne. Sakau, tai va tame ir esmė, sakau, kuo skiriasi mokytas nuo dirbtinio intelektą. Net jeigu paprašai, kad jis su tavim pasiginčytų, jis vis tiek tave palaiko. Tai galite išbandyti, tikrai bandyto. Tai vat. Ir dirbtinis intelektas bus vertingas tik tada, kai padės, o ne pakeis jūs. Tai to ir linkiu, kad jis būtų jūsų draugas, jūsų pagalbininkas, jūsų idėjų generatorius, bet juodraščių atžvilgių, kad jūs būtumėt vis tiek tie ekspertai, tie mokytojai iš didžiosios raidės, kurie kuria fantastiškus dalykus. Ir aš žemai lenkiu galvą prieš kiekvieną mokytoją, nes tai yra nuostabiausia profesija, pati geriausia profesija, kuri tik gali būti, ir jos niekada nepakeis. Ir įsivaizduokit, kaip gera dirbti darbą, kurio negali pakeisti robotas. Tai va, ačiū.